Labas, dabar papasakosiu, kaip sukurti tą idealų komercinį pasiūlymą, pasinaudojant Wantly paruoštukais. Tai spaudžiame pridėti turinį. Taip, šioje vietoje jūs matote visą sąrašą įvairiausių paruoštukų, kurių dėka jūs galite pridėti ne tik kainos blokus į savo komercinį pasiūlymą, bet ir informacinius blokus. Tai viskas prasideda nuo viršutinės komercinių pasiūlymų dalies, tai rasite ir galerijų paruoštukus, video paruoštukus, tekstinių įvairių laukų paruoštukus, kuriuos užteks arba įtempti, arba paspausti naudoti elementą ir šis elementas atsiras jūsų komercinėme pasiūlyme. Visai netrukus mes sudėliosim eiliškumą šitų informacinių blokų taip, kad atitiktų mūsų rekomenduojamas metodikas gero kokybiško komercinio pasiūlymo išpildymui. Taigi, grįžtant prie turinio elementų, čia galite rasti visko. Tiek paslaugų stulpelius, tiek sudėti galite savo komandą, taip pat įvairūs skirtukai, atsiliepimų blokai, galerijų blokai ir net žemėlapių informaciniai blokai. Žodžiu, čia tikrai rasite tai, ko jums reikia, o kodėl reikia dėti vienus ar kitus elementus, aš būtinai pasidalinsiu informaciniuose video ir tai padės jums susikurti savo tobulą komercinį pasiūlymą, kuris tikrai parduos jūsų klientams. Taigi, kaip redaguojame toliau tuos laukus? Tarkim, pridėjom kelis informacinius turinio blokus, spaudžiame ant jo ir matote, jog čia galite įsikelti savo norimą nuotrauką. Tai galite padaryti iš kompiuterio, galite tiesiog kopį nuotrauką iš kažkokio tai puslapio ir įklijuoti ją štai čia, arba galite tiesiog ieškoti iš mūsų milijoninės paveiksliukų galerijos. Taigi, dabar noriu rasti, tarkim, kėdę. Pridedu štai čia nuotrauką kėdės, pasirinkti. Matote, kad į šį bloką pridėjau norimą nuotrauką. Tada spaudžiu ant teksto tvarkytuvės, perrašau tekstus, įrašau tai, kas man yra aktualu, ką noriu šitoje vietoje pateikti. Taip pat paminiu, kad jeigu norite, kad tekstus už jūs parašytumėme mes, tai drąsiai kreipkitės. Spauskite kairiajame meniu punkte esantį mygtuką reikia pagalbos ir pasirinkite būdą, kaip norėtumėte su mumis pabendrauti. Taigi, pakeitėme tekstus, sudėjome, galime keistis norimas spalvas, visą turinį, fono tipus ir daugiau funkcijų, kaip pasiredaguoti informacinį turinį. Kairėje pusėje esančiuose nustatymuose galit pakeisti ir daugiau elemento savybių. Taigi šioje vietoje tikrai rasite, kaip pagražinti savo turinio blokus. Kai jau esame įsidėję, tarkim, kelis elementus į komercinį pasiūlymą, matote, štai čia galite pridėti naują produktą arba paspaudus kitą ikonėlę galite pridėti informacinį turinį. Jei šis video jums padėjo, o aš visada pasiruošęs jums atsakyti ir kitus klausimus. Kreipkitės. Iki.